Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jespeks ir šiandieną mes rinksime tokį buldą, nuo kurio aš net iš dalies jūs atkalbu pirkti. Iš tiesų užmeskite akį į mano 800 eurų buldą ir šiandien 900 ir tas 100 eurų, nenueis iš tiesų labai superinį tokį pagerinimą, tai priklausys nuo jūsų. Iš tiesų pastebėsite, kad mes minimaliai gan pakeitėme buldą šią kainą, tiesiog būtent pradėjus einant per dalis, jūs pamatysite, kad jos gan būtent kartosis. Pradėsime nuo procesoriaus, tai yra i5 6500, gan greitas, tikrai. Procesorius pradedant 3,2 jo startinių greičių ir tada netgi turbinas iki 3,6 GHz, iš tiesų i5 pliusai tai yra tie 4 branduoliai, kurių užteks daugumoje žaidimų. Dabar kurgi mes dedame tą procesorių, tai bus Asus H110, nežinau jau kiek kartų man priminėt, daugumoje buldų naudojama motininė Asus kokybė, pilna lizdų, tikrai patikima ir tikrai puikiai kaina. Dabar kiekgi mes dėsim tų ramų šią motininę, tai bus 8 GB iš Kingston, būtent Fury serijos, tai yra 2400 Hz ramai, užteks ir ateičiai, gražus dizainas, viena lazdelė. Liuks. Toliau kalbant gal apie gan standartinius dalykus, tai būtų Seagate Barracuda 1 terabaitas, argi mes ne pirmą kartą girdime, tikrai ne, tai yra standartinis mūsų diskas, didesnės talpos, nedidinam, nors kaina didėja, bet 1 terabaito tikrai yra įvalės. Jau kalbant šiek tiek apie pakeitimus, tai šį kartą mes dėsime SSD iš OCZ firmos, tai yra 240 GB jų pasirinkimas, tai yra vienas gan pigesnių SSD, jeigu kalbant apie tokią didesnę talpą ir manau, ką galima pagerinti šią kainą, tai būtent gal daugiau vietos, būtent gal žaidimam ar kokiem daugiau greičio reikalaujančiam programom. Kalbant apie greitį, kaip nepaminėjęs tos vaizdo plokštės, tai ką mes dedame, tai yra 1060, 6 GB modelis, taip, ne 3, aišku, ir gigabaitas mums suteikia galimybę netgi už 300 eurų įdėti šią puikią vaizdo plokštę, taip, jinai neturės to labai gražaus backplate'o, tos nugarėlės, ką turėjo gal mūsų praeitas buldas, bet greičiai. Mums dabar reikės kažko, kas išvežtų šį buldą, tai būtų Seasonic 520 W, tikrai užteks tos galios ir tas būtent pusiau modulinis dizainas, pusę laidų atsijungia, kita pusė ne. Leis mums tikrai gan gražiai susitvarkyti šį buldą laidų atžvilgių, pamatysite taip pat gražiame korpuse. Ir kalbant apie korpusą, tai bus Corsair 88R. Jeigu neklystu toks pavadinimas. Ir tai yra toks įdomus pasiūlymas, iš tiesų pamatysite gal kitose variantuose iš manęs asmeniškai, kad galėsit tikrai kompaktiškai susidėti šį buldą, jis turės vietos ne tik gal šiame bulde, bet taip pat ir gal vėlesnėse atsinaujinsiuose Corsairas tikrai suteiks tą nuostabią kokybę ir gan gražią estetiką. Kaip kalbant apie pakeitimus, tai šią kainą, nežinau, gal būtent tas korpusas jums neįtin patinka, tikrai galite daug ką sau leisti, būtent mums liko tikrai nemažai tų pinigėlių, tai čia buvo 50 eurų variantas, galite pažiūrėti kažką pigiau, investuoti kitą dalį, galite pažiūrėti gal brangesnį korpusą, gražesnį, nežinau, man asmeniškai atrodo tikrai kompaktiškai šis variantas tiks, o iš kitų dalykų tai sunkiai kažką iš tiesų pakeisti, kalbant taip, nes nie procesoriumi leis labai geresnį pasimti, nie manau galima į vaizdo plokštę daugiau investuoti, tai būtų gal smulkmenos tos, gal daugiau atminties, ramų ar labiau kaupiklio atminties, tai pilna variantų. Tai ačiū, kad žiūrėsite šį video, užmeskit laiką, kas galės per streamus ir nežinau, užsukit tada dar būtent jų kainų dar tikrai yra įvalės, galite siūlyti komentarus kokį sekantį, gal norėtų pamatyti būtent kainos aspektą ir gal kokių kitokių video.